Ilimi patikėti, bet kamuolio neišsaugo Žalgiris. Čia Golubickas už veido susiėmęs, bet jeigu kažkas ten ir galėjo būti neteisus toje situacijoje, tai būtent ir buvo Paulius Golubickas, o čia pirmas smūgis į Žalgirio vartus ir krenta įvartis, rezultatas lygus 1-1. Atrodė viskas taip ramu, atrodė viskas taip kontroliuojama iš Vilniaus Žalgirio pusės šiose rungtynėse, bet vienas epizodas. Čarevičius muša įvartį. Dar kartą ši situacija, Golubickas keliasi nuo vėjos, o čia atraminėje zonoje nėra nieko. Gali ir priimti kamuolį varžovas ir atiduoti jį, kalbu apie Ramašičių, o Čarevičius tiesiog ramiai prisitaiko, atlieka gerą smūgį į vartus. Ir nebejoju, kad labai nepatenkintas šiuo epizodu ir šia varžovo ataka yra